Labą dieną visiems. Oficialiai noriu pasisveikinti. Labai džiugu jūs visus čia matyti. Tokią šiltą vasaros popietę. Nepagailėjot savo laiko. Ir aišku, didžiausia pagarba ir padėka Seimo nariams, kurie šiandien dalyvauja pas mus. Žinom, kokie jie užsiėmė paskutiniam dienom. Labai svarbius sprendimus priima. Ir tie sprendimai ypač yra susiję su moterim ir su šeimomis. Turbūt visi žinom apie dirbtinio apvaisinimo įstatymo tam tikrus klausimus, diskusinius klausimus, darbo kodekso klausimai, žodžiu, be galo daug klausimų, bet vis tiek jie rado laiko pas mus atvykti. Bet iš kitos pusės man kilo mintis labai svarbus klausimai Seime, liečiantis moteris, bet jeigu pažiūrėtumėm, kas tuos sprendimus priima. Mes turim 141 Seimo narį ir iš jų turim tik 34 moteris. Tai tada klausimas, kas už mus nuspręs, kaip mes turėsim gyventi. Net tokių subtilių klausimų kaip apvaisinimo klausimas. Norėčiau taip pat padėkoti šių namų šeimininkams, Europos lyčių lygybės institutui ir ypatingai ekspertai Jolantai, suteikusią mums galimybę šiandien būti nuostabiose patalpose. Turiu pasakyti savo gėdai dideliai, kad aš irgi nebuvau iki šiol buvusi čia. Manau, kai kurie iš jūsų taip pat kolegos labai džiaugiasi aplankę tokią instituciją. Džiugu, kad su mumis sutiko pasidalinti idėjomis valstybinių ir nevyriausybinių institucijų ekspertės Agneta, ačiū jai, Margarita, ačiū, taip pat Dovilė, dėkojam labai. Bene pirmą kartą rinkimų kampanijos metu išgirsime įvairių partijų nuostatas dėl aktyvesnių moterų įtraukimo į kandidatų sąrašus. Bet tradicinių partijų, socialdemokratų, Tėvynės sąjungos, liberalų atstovų aktyviai mūsų diskusijoje dalyvaus ir stiprėjančios politinės bendruomenės Lietuvos sąrašo atstovė Dainora. Ačiū jai, kad atvykot pas mus. Džiaugiuosi matydama, kad ir negausų būrelis spaudos atstovų, bendraminčių kolegų, kuriems labai irgi norėčiau padėkoti, kad taip aktyviai įsitraukėt į moterų veiklą. Planuojame dirbti 2 valandas su labai trumpa atsigaivinimo pertraukėle, bet manau, jeigu mūsų diskusija taps tokia mažiau formali, tai mes galbūt galėsim jos metu irgi atsinešti gaiviųjų gėrimų ir tiesiog darbo metu išgerti vandenėlio. Konferencijos darbą pradėsime keletą tradicinių pranešimų, o paskui bus apskrito stalo diskusijai, tada galbūt mes ir stalus ar kėdes kažkaip kitaip pamėginsim susistumdyti. Darbo pabaigoje mes pamatysim trumpą filmuką apie mūsų projektą, bet to projekto vykdytojai esame parengę rezoliucijos tekstuką. Kiekvienas iš jūsų esat gavę, todėl labai maloniai prašytume diskusijų metu žvilgterėti jį ir jeigu turėtumėt kokių nors pasiūlymų, mes maloniai lauksim jų. Dar kiekvienas iš jūsų gavot refleksijos lapą, jeigu atidžiau pažiūrėtumėt. Tas lapas yra labai paprastas, su vieninteliu klausimu, ką gero šiandien sužinojot. Bet šitas lapas yra mums ypatingai svarbus, planuojant mūsų tolimesnės veiklas, nes šiuo metu rengiami kiti projektai susiję su moterų politiniu dalyvavimu. Ir taip aš skelbiu konferenciją atidarytą ir pasinaudodama pirmininkaujančios teise, norėčiau išdėstyti keletą minčių mano skelbtojo pranešimo tema. Čia mes matome, šitą projektą mes pristatome jau ne pirmą sykį tokią auditoriją, esam turėję spaudos konferenciją, tai čia tik labai trumpai tiems, kurie yra prie mūsų prisijungę dabar naujai. Tai yra projektas, kuriam dalyvauja 5 universitetai, 5 šalių, tai Kipras, Latvija, Portugalija, Suomija, Lietuva. Projektas buvo vykdytas 18 mėnesių ir norėčiau atkreipdėmėsi, kad šiandien yra projekto pabaiga. Tai mūsų šitas susitikimas yra labai toks prasmingas, reikšmingas, nes kaip tik mes taip gražiai susirinkę su tom nuotraukom, spalvotom, tikiuosi, sudažytom lūpom ir baigsim mūsų projektą. Dabar kokios buvo veiklos vykdytos, irgi labai trumpai nesiplėsdama nieko. Tai pirmiausia buvo kokybinis tyrimas ir nuomonių apklausos, spaudos konferencija, virtualios diskusijos, rezoliucija, kurią mes turėsim kažkaip pamėginti suformuluoti, bent ketinimą, kad steigiame moterų politinio dalyvavimo asociaciją. Čia bus tik ketinimo protokolas, ne pati asociacija dar. Ir yra sukurtas videoklipas ir mūsų konferencijos pabaigoje tą videoklipą pamatysim. Dėl to aš apie pačius tyrimus, ką mes gero pamatėm projektų metu, daug nekalbėsiu, kadangi visa medžiaga yra sudėta šitam videoklipe.
Dabar iš esmės keliu 3 pagrindinius diskusijos klausimus. Čia abiem dalim ir visų mūsų pamastymui. Pirmas tikslas būtų toks - analizuoti, kur mes esam dabar, mes kaip moteris, kaip moterų organizacijos, projektuoti, kur mes norėtumėm ir galėtumėm būti, kuo mes norėtumėm būti ir kokiom norėtumėm būti Lietuvos politiniam gyvenime. O trečias būtų paieškoti būdų ir priemonių, kaip ten patekti, kur projektuojam būti. Žodžiu, pirmas, kur esam, antras, kur mes norim būti, o trečias, kaip ten patekti. Tokie pagrindiniai klausimai. Ir dabar aš norėčiau keletą tik labai trumpų, tokių šiek tiek teorinių įžvalgų, atskleisdama moterų dalyvavimo socialinės įtraukties kontekstą. Mes labai puikiai žinom, kad moterų judėjimas yra įgyjęs tokį pagreitį visam pasaulyje, bet jis turi ir priešininkų nemažai ir kiekviena iš tų pusių turi savo argumentų. Tų argumentų ieško ir jų vis randa. Tai aš norėčiau pasakyti, kad ta priešprieša apskritai remiasi 2 tokiais stulpais. Iš vienos pusės tai yra demokratija moterų judėjimai ir čia, kaip matot, citata yra vienos iš žymiausių moterų judėjimo atstovų, Kembridžo profesorės, kad jinai teigia, kad politinio dalyvavimo rodiklis per paskutinius 10 metų yra šiek tiek išaugęs. Jeigu pasaulio parlamentuose buvo 13%, tai per 10 metų iki 18%. Ne taip greitai, kaip norėtume, moterų tas aktyvumas didėja. Dabar kitas irgi profesorės duomenys, kad pasaulio parlamentuose dalyvauja tik 1/5 iš jų yra moteris. Bet jeigu paimtumėm santykį, čia gal mane pataisys ekspertės tikros, kad iš tiesų pasaulyje yra apylygės jėgos, vyrų ir moterų santykis. Šitaip teigia Kembridžo profesoriai. Dabar yra teiginys, yra tyrimai padaryti, kad žymiai daugiau moterų dalyvauja savivaldos lygmenį, čia visame pasaulyje. Tačiau įvairiose diskusijų grupėse, dėrybose, ir jeigu jūs patys pastebite ir stebit politinį gyvenimą, tai jūs pamatytumėt, kad ten, kur priėmėmi iš tiesų reikšmingi sprendimai, moterų santykis dar sumažėja. Taip lyg ir atstovaujam, lyg ir iškeliam, lyg ir renkam, bet realiai, kur viskas sprendžiama, visi ekonomikos, jeigu Davoso forumą paimtumėt, pamatytumėt, kad moterų ten yra pakankamai mažas kiekis. Tai čia yra iš vienos pusės spaudimas toks, judam į priekį, bet iš kitos pusės kiekvienoje šalyje yra susidurima su stereotipais. Ir mūsų tyrimas irgi atskleidė, kad tie stereotipai yra labai gajus, bet, kaip sakiau, viską pamatysim filme ir aš čia nedetalizuosiu tų duomenų. Dabar klausimas kyla, ir kaip buvo skelbta, ir mūsų tema yra tokia, nežinau, įdomi man pasirodė, kad moterims reikia demokratijos, mes teigiam. Bet tada kiekvienas iš jūsų gali paklausti, kodėl. Kas čia taip sugalvojo, kodėl toms moterims tos demokratijos reikia. Šiaip aš pasirėmiau keliom išvalgom iš filosofijos ir man atrodė labai tinkamas yra Rousseau požiūris ir šiaip, kad demokratija tai yra socialinis kontraktas. Jeigu yra socialinis kontraktas demokratija, vadinasi, visi dalyvaujantis demokratijoje turi susitarti. Ne tik susitarti, bet ir laikytis to susitarimų. Ir kadangi socialinio kontrakto esminis momentas yra kiekvieno asmens laisvė ir interesai, o apginti laisvę ir kiekvieno interesus galime tik tai dalyvaudami. Ir tada iškyla klausimas, jeigu nori dalyvauti, vadinasi, turi turėti galios, mokėti ir gebėti tą daryti. Tai va čia atsiranda pagrindinis konceptas dalyvavimo galia arba įgalinimas. Ir moterų įgalinimas, moterų norinčioms dalyvauti demokratijoje, iš tiesų tas įgalinimas yra labai svarbus. Ir mūsų tas susirinkimas galėtų būti, ir visas projektas, ir visose šalyse buvo darytas, apskritai yra įgalinimo klausimas. Tas įgalinimo klausimas ir, kaip žinom, galia tai pirmiausia susideda iš motyvacijos, paskui iš gebėjimų, vertybių, viso kito. Bet motyvacija yra vienas iš pagrindinių dalykų. Tai va tiek būtų tos teorijos, tik norėčiau pasakyti, kad tam įgalinime ir kaip dalyvavime, ir kaip demokratijoje, ir dalyvavime socialiniam kontrakte iš esmės reikalingos asmens pastangos. O asmens pastangos ir sukuria tą palankų socialinį kontekstą. Taigi tiek būtų iš vienos pusės demokratija, moteris juda, iš kitos pusės socialinis kontekstas Lietuvoje nėra labai palankus. Ir ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje nėra labai palankus moteriai dalyvauti politiniam gyvenime. Tai dabar antra mūsų klausimo pusė, mūsų konferencijos pusė,
kaip pirmoji buvo, kad moterims reikia demokratijos, tai klausimas, o kaip demokratija teikia, kokias galimybės moterims dalyvauti. Atsakyti tą klausimą galim tik analizuodami tą socialinį kontekstą, kaip aš sakiau. Tai dėl to visi mūsų pranešimai, visos mūsų kalbos ir ypač diskusinė dalis, į kurią kviečiu labai aktyviai pačioms įsitraukti ir padės mums tą socialinį kontekstą išanalizuoti ir pažvelgti, koks jis yra šiandien, ir tada galėsim pamėginti rezoliuciją suformuluoti, kokį mes norėtumėm ir kaip mes norėtumėm to siekti. Tai va tiek būtų mano pristatymo idėjų. Visus klausimus siūlyčiau pasilikti diskusiniai daliai.